Sveiki. Čia kaip gal ir minėjo Akmenės bendruomenės nariai, iš tikrųjų bekalbant, bet ir Arūno iniciatyvą praktiškai gavau tokį kaip ir užsakymą pasidomėti, kaip keitėsi tos gatvių pavadinimai, kaip tos gatvės keitėsi. Tai buvo toks užsakymas ir troškimas, noras. Aš iš tikrųjų pats domiuosi, daugiau esu Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės specialistas, istorijos institute dirbu. Ir aišku, užmetu akį į 19 amžių, bet 20 amžius buvo tokia nauja tokia sritis, bet palikęs tą savo profesinį kuklumą, aš iš tikrųjų leidausi į tuos šaltinius ir pasižiūrėti, kaip ta Akmenė vystėsi. Matot, irgi pats tas laikotarpis yra gana toks ilgas, nuo 16 amžiaus pradžios iki 20 amžiaus vidurio, nuo įsikūrimo iki Antro pasaulinio karo. Na ir šis darbas irgi galėčiau kaip įvertinti, tai yra toks, vadinu, tai yra pilotinis. Tai yra pati pradžia, patys kontūrai. Ir įsikėliau pirmiausia savo pats uždavinius irgi. Tai yra surasti žinomus Akmenės inventorius, kurie rodytų miestelių statistiką ir kuo daugiau surasti Akmenės miestelių planų, kurie rodytų, kaip vystėsi Akmenės miestelių urbanistika ir kaip jinai plėtėsi. Tai šito tyrimo uždavinys irgi yra atkurti Akmenės erdvės kūrimosi istoriją, aptariant miestelio pradžios lokaciją, pokyčius po Valakų reformos ir erdvinę kaitą, gatvių sistemą, jų pavadinimų kaitą, kiek tai leidžia šaltiniai, taip pat dėmesį skiriant pagrindiniams miestelio akcentams, Turgaus aikštei ir bažnyčiai, bei aptariant irgi tuo pačiu bendruomenės demografinę situaciją, kuri lėmė miestelio augimą ir jų plėtrą. Taigi, šio tyrimo šaltiniai galima padalinti, teisingiau reikėtų, rekonstruojant miestelio urbanistinę raidos istoriją, tyrimų šaltinius galima dalinti dvi dalis, tokie pagrindiniai du blokai. Pirma grupė tai yra inventoriai, tai yra miestelių gyventojų surašymai, nurodant jų pavardės, vardus, tėvavardžius, mokamus mokesčius, užimama žemės kiekį mieste, jo išsidėstymą, struktūrą tų sklypų. O antra grupė tai yra miestelio planai, vaizdžiai pertikintis miestelio išsidėstymą. Taigi šio tyrimo metu Varšuvos, Vilniaus ir Kauno archyvuose ir rankraštynuose buvo aptikti 5 inventoriai 1561, 1728, 32, 64, 98 ir planai nuo 1812, 37, 54, 6, 69, 93, 9 ir kas įdomiausia, pavyko aptikti 1937, čia reikėtų dėti 39 metų nepriklausomos Lietuvos atskirų gatvių planus, kurie pateikė tokį Akmenės vaizdą. Na ir žiūrint šios šaltinius, iš pirmo žvilgsnio atrodytų taip, turim inventorius, kurie perteikė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikotarpio Akmenės vaizdą, statistiką ir planus. Tačiau šių šaltinių pats turinys ir jų sudarimo motyvai yra skirtingi ir jų pateikiama informacija. Ir ne viskas taip atrodo, kaip gali būti taip iš karto. Todėl norėčiau aptarti tuos šaltinius ir ką jie teikia, kokią informaciją. Pirmas šaltinis, tai yra ir pirmas inventorius, tai yra 1561 metų Valakų reformos metu, tuo metu vadinamos Akmenė dar Dabeikinė, sudarytas miestelio inventorius. Šis inventorius, kaip ir pati Valakų reforma, siekė surinkti valstybės mokesčius. Todėl šios reformos metu ir šiame inventoriuje yra nurodytos gatvės, išmatuotos gatvės, Turgaus aikštė, išmatuoti miestiečių naudojami sklypai, jų naudojamos žemės už miesto ir mokami mokesčiai, kokius jie turi mokėti. Sakyčiau, kitų netgi šaltinių kontekste tai iš tikrųjų yra pirmas ir išsamus ir toks detalus
ankstyviausias Akmenės miestelio inventorius. Antras tai yra 1723 metų miestelio inventorius, kuomet Akmenės seniūnu buvo Antanas Gedgaudas. Šio inventoriaus informacija yra pakankamai sausa. Yra surašyti sklypų savininkai, jų vardai, pavardės ir turimos sėdimosios ir priimtinės žemės kiekiai ir kiek jie moka už tai. Trečias yra 1737-8 metų inventorius, kuris ne per daug skiriasi nuo ankstesnio, nes jame irgi dėmesys yra skiriamas sklypui, nurodoma, kiek savininkas moka už sklypą, vardas, pavardė ir turimos priimtinės ir sėdimosios žemės kiekiai. Vėlgi informacija tokia statistinė ir gan pakankamai sausa. Tai surinkta, kad būtų skaičiuojamos pajamos į iždą valstybės. Ir 1764-66 metais buvo pertvarkos Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir buvo įkurta iždo komisija. Tokia nauja institucija, kuri iš tikrųjų siekia pagerinti valstybės valdymą, surinkti kuo daugiau mokesčių. Ir pirmiausia, dėmesys buvo nukreiptas į Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje esančią žydų bendruomenę. Buvo norima apskaičiuoti, pasižiūrėti, ką ta bendruomenė turi, koks jos turtas yra, kiek gyventojų, kiek mokesčiai, kiek suplaukia. Ta prasme, pravesti tokį registrą šios bendruomenės. Ir tai turime išlikusi iš to laikotarpio irgi ir Akmenės, ir žinome tuo metu Akmenėje gyvenusius žydus. Nors žiūrint bendrai ir iš kitų miestelių konteksto ir visą šitą sąrašą, rodytus, kad Akmenėje turėjo būti daugiau žydų, nes čia yra, kitur labai šeimos yra nedidelis, po 5, po 6, o kartais po 3 asmenys šeimoje. Ir peršasi tokia mintis, kad kaip ir visada buvo galbūt netgi nuslėpiamas tam tikras narių skaičius, norint mokėti mažesnius mokesčius valstybei. Ir kitas inventorius paskutinis, pereinantis į carinės Rusijos imperijos laikotarpį, tai yra 1798 metų inventorius, kuriame yra surašyta Akmenės miestelė gyvenančios šeimos. Pirmiausia, šiame inventoriuje pateikiama šeimos galva, vyras. Vyro vardas, pavardė nurodoma ir paskui pateikiama jo žmonos vardas ir nurodomas vaikų, dukrų ir sūnų kiekis. Šis šaltinis yra kuo svarbus, kad iš tikrųjų jau galim tiksliai enciklopediniu būdu, net į enciklopediją dėti, tiksliai pasakyti Akmenėje tuomet gyvenusių asmenų skaičių. Tuo pačiu čia ir vėlgi nurodomas yra ir žydų gyvenančių skaičius. Tai mes turim tokį, tai yra tikras statistinis toks jau šaltinis, kuris tikrai pasako, kiek gyveno mieste tuo metu gyventojų. Reikėtų dar vieną tokią pastabą dėl pačių šaltinių, išskyrus pirmąjį ankstyvąjį 1561 metų, kaip minėjau. Šiuose šaltiniuose ne vienam nėra minima ne viena gatvė. Nei Turgaus aikštė, nei nieko, čia yra daugiau surašyti gyventojai, tai yra statistiniai tokie duomenys ir miestiečių kaitą mes galim sekti apie bendruomenę. Dabar pereinant kitą šaltinį. Kitas šaltinis, tai yra miestelio planai. Vienas iš ankstyviausių, turbūt tokia, gal net galima vadinti schema, tai yra 1812 metų išlikęs Akmenės miestelio toks mini planas. Tai yra iš Akmenės parapijos padarytas žemėlapis ir kaip matome, čia yra Akmenės kontūrai. Ir žiūrint vėliau į perspektyvą iš kitų žemėlapių, matysim, kad praktiškai tai yra perteikę, praktiškai tai yra kaip prototipas ateityje rengiamų miestelio planų. Sekantis Akmenės planas, su šituo planu yra irgi atskira istorija.
Šis planas pirmą kartą buvo publikuotas žymaus urbanistikos istoriko, tokio profesoriaus Algimanto Miškinio knygoje. Ir kaip matome čia kamputyje, nurodant, kad tas planas saugomas yra Kaune, Kauno technikos universitete, architektūros ir statybos institute. Bet susisiekus su tenais dirbančiais asmenim paaiškėjo, kad nei to plano, nei profesoriaus archyvo nėra. O ir po ilgų paieškų šitą planą vis tiek, man pačiam džiaugsmingai, iš tikrųjų džiugu, kad pavyko Lietuvos valstybės istorijos archyve aptikti visiškai, kur buvo užrašyta netgi ten ne visai toks tikslus pavadinimas, bet irgi va, tokia džiugi informacija. Šitas planas, kuo išsiskiria, kaip ir minėjau, kaip ir ankstesnis, praktiškai parodo tuometinės Akmenės vaizdą. Čia nematome įskirstytą miestiečių sklypų, bet praktiškai atvaizduotos yra pagrindinės gatvės, stovinti bažnyčia ir namų virtinės, praktiškai kur labiau spiečiasi gyventojai šitoj vietoj. Kadangi carinės Rusijos imperijos irgi norėjo kuo tiksliau žinoti, kiek pavaldiniai valdo ar turi žemių ir viskas, 52 metais vyko Akmenės valsčiaus visų dvarų toks surašymas ir išmatavimai. Ir šitam išmatavimo visam sąraše ir dideliam žemėlapį buvo pateiktas toks schematiškas, jeigu matosi, Akmenės vaizdas. Irgi, kaip matome, čia praktiškai yra vėlgi perteikiamos pagrindinės gatvės ir palei gatves sugrupuoti miestiečių planai, miestiečių namai. Po keletos metų sekė irgi jau, kai kas gal ir žino, valstybinių dvarų iliustracijos, surašymai detalūs irgi. Ir čia mes turime, aš sakyčiau, vienas pirmiausių ir toks išsamiausias planas, kuriame detaliai yra praktiškai išmatuoti miestiečių sklypai, pirmiausia, nurodomi palei gatvę statyti namai, o paskui einantys sklypai. Ir be tų sklypų, jeigu pasižiūrėtumėm, juoda spalva, tokie yra pažymėti tie ūkinės veiklos pastatai, tokie irgi skirta yra. Ir pati miesto struktūra yra pakankamai detali ir aiški, analizuojantis tolesnius. Po kiek laiko šito matyt plano pasekoje atsirado ir kitas planas perpieštas irgi, bet čia matyt daugiau dėl žemės sklypų, naudmenų irgi sudėtas. Irgi šitas planas ir vėlesnis, kaip įdomu, teko Valstybės istorijos archyve, kitam archyve aptikti. Tiesiog iš tarp nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpiu išliko viena byla valsčiaus ir toje byloje buvo sudėti pakankamai seni dokumentai. Nors chronologija ne visai tokia buvo, bet užsisakius praktiškai joje buvo 2 Akmenės miesto planai. Tai vienas iš šitų buvo šitoj byloj ir galima sakyti, akmeniškiai saugojus Akmenės valsčiaus valdyba dar iš XIX amžiaus saugojo dokumentus irgi išlikusius tokį archyvavimo detalę. Mokslo akademijos, Vilniaus mokslo Vrublevskių bibliotekoje rankraščių skyriuje pavyko aptikti šitą planą. Šitas planas yra, sakyčiau, pats įdomiausias man. Viena vertus, čia nesimatys turbūt, ant vadinamo sviestinio popieriaus, tai yra pergamentinis popierius, buvo spalvotai atvaizduota, bet čia nesimatys irgi, yra pažymėti netgi mūriniai pastatai tuometinėje Kelmėje esančių, kurių suskaičiavus yra labai nedaug iš tikrųjų. Tai galima sakyti, kad 1893 Kelmėje dominavo praktiškai medinė architektūra. Dėl to siautintys gaisrai ir galėjo pakankamai nuniokoti miestą. Čia yra
Dar šis planas, kuo yra vertingas nei ankstesnį. Čia yra surašyti visos gatvės, visi skersgatviai, miestiečių sklypai. Net jeigu pažiūrėtumėm žaliai, net miestiečių čia daržai ir sodai sužymėti kai kuriuose vietose, kur buvo irgi. Ir tai yra išsamiausias planas. Kitas planas, nors yra vėlesnis 1909 metų. Ir čia, jeigu būtų detaliau, būtų galima padidinti, čia yra matematiniai skaičiavimai, praktiškai kuo detaliau apskaičiuoti turimų miestiečių sklypų žemės kiekis buvo pagrindinis dalykas ir iš to eidavo mokesčiai. Bet nei gatvių pavadinimų, nei kitokių duomenų per daug iš šito inventoriaus žemėlapio neišpešim. Ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos žemėlapiai, kuriuos pavyko aptikti, tai yra tuometinis Vidaus reikalų ministerijos statybos ir sauskelių inspekcijos sudaryti planai. Tai yra dėka šių atrastų planų praktiškai galima atstatyti dabartinės stoties Kasakausko ir Klikolių gatvių 37 metais, 39 metais gyvenusių namų savininkų sąrašą galima sudaryti. Ir dar tokia įdomi vaizdinė, čia Klikolių gatvės projektas. Ir šiuose projektuose kampučiuose yra gražiai nupiešta, kaip iš tikrųjų tuomet turėjo atrodyti tarpukario Lietuvos sutvarkytos gatvės. Bet kaip matom, čia yra ir medžiai nupiešti, vienoje tarsi alėja, kokia turėjo eiti. Apačioje net parašyta, kiek smėlio, kiek pripilti ir šaligatviai, kur tvora kaimyno baigtis, ar kažkaip irgi va tokie detalūs planai. Taigi, turint tuos šaltinius, galime pabandyti atstatyti tą miestelio vaizdą. Bet prieš pradedant reikėtų, kaip sakyti, viskas turi savo pradžią. Pirmiausia, pereikim prie Akmenės pačios pradžios. Kaip žinome, 1531 metais valdovo Žygimantas Senasis suteikė privilegiją Jonui Stankevičiui Bilevičiui prie Akmenos upės kurti miestelį, įrengti turgų. Pastebėtina, kad privilegijos pačiam tekste yra fiksuojama, kad Stankevičiaus Bilevičiaus dvaras stovėjo prie Akmenos upės. Vėlgi čia reikėtų pabrėžti, ne prie Dabikinės, o prie Akmenos. Ir būtent natūralu, kad Akmenės vardas ir kilsta būtent nuo Akmenos tos upės. Apie Dabikinę bus šiek tiek vėliau, bet dėl to logiška manyti būtų, kad tas Jono Stankevičiaus Bilevičiaus dvaras buvo kaip tik prie Akmenos upės. Tai yra, jo pradžią reikėtų greičiausiai sieti, bet miestelio pati pradžia, branduolys arba, kaip tą sakyti, genezė buvo prie Akmenos upelio ir čia kūrėsi miestelio bendruomenė. Aišku, pradžioje kas tas buvo? Tai buvo Bilevičiaus dvaras ir aplink dvarą gal buvusios kelios valstiečio sodybos. Pačia privilegija nusakyta, kad rengti turgus. Todėl, matyt, netrukus buvo išmatuota turgaus aikštė, o kai išmatuota turgaus aikštė, tada pradeda cirkuliuoti prekyba. Spėju, kad iš pradžių miestelio planas buvo toks lijinis, matytėjo irgi pagal prekybą, kokie susiklostė prekybos keliai. Na ir dėl šios prekybos pamažu miestelis auga. Taigi miestelis auga. Šis miestelis auga, bet reikia pabrėžti dar vienas, kad miestelis yra privatus, priklauso Jonui Stankevičiui Bilevičiui. Jonas Stankevičius Bilevičius miršta, jo dvarą ir Akmenės miestelį paveldi vaikai. Ir šitą dvarą jie ir visą Kelmės valdą parduoda. Ir tai patenka į valdovo rankas, o šitas Akmenės valda su Akmenės miesteliu pereina, įsilieja į Didžiųjų Dirvėnų valsčių, po to tapusi Pavieto minimą. Dėl to Akmenės miestelis tampa valstybiniu. Tai yra, keičiasi savininkas. Dabar dėl pačio pavadinimo.
nuo 1554, aš jau esu apie tai kalbėjęs, nuo 54 iki ten 1574 Akmenės miestelis vadinamas Dabikine. O kodėl? Mano galva, priežastis yra tokia. 54 metais yra pravedama Valakų reforma. Šiame mieste bent ar apylinkėse vedama irgi. Ir jos tijūnų tampa Jonas Gradovskis. Ir tą patį Joną Gradovskį vertėtų vadinti, aš vadinčiau, tai yra pirmasis Kelmės architektas. Praktiškai, kuris suformuoja dabartinį Kelmės miestelį. Jis prižiūri stačiakampės Turgaus aikštės, išmatavęs pagrindinės gatvės, išveda miestiečių sklypus, sutvarko. Ir kodėl vadinama Dabikinė? Nes pats miestelis įsiplečia palei Dabikinės upę. Jis tiesiog nusileidžia žemyn ir šitą nusileidimą rodo 61 metų inventorius. Kad praktiškai, nors gyvena tik tai 52 mieste savininkai, bet yra suplanuota 90 sklypų. Tai yra iš karto 40, galim sakyti, kiek čia, 38 ar kiek ten išeina sklypų, yra į perspektyvą, į tolesnį miestelio vystymąsi. Matyt, buvo nujausta, kad yra geroj vietoj, prekybiniai, čia pat Kuršas, Livonija, Žemaitija, Žemaitijos vyskupo miestelė irgi ir Šiaulių ekonomija, ir turėtų miestelis augti ir vystytis. Dėl to ši Dabikinės pasislinkimas miestelio iki Dabikinės ir Jonui Gradovskiui tai darant pačiam, ir manau, kad trumpam laikotarpiu Akmenė gavo, kaip sakyti, antrą pavadinimą Dabikinė. Nors po to, mirus tam pačiam Gradovskiui, kuris ir sukūrė, esant kitiems tijūnams, vėl grįžta Akmenės vardas, vėl grįžta atsistato į savo vietas. Tai va, kaip matysime ir tolesniuose planuose, iš esmės tas suformuota, kaip ir matome čia 1837 metų plane miestelio, suformuota tuometinė miestelio struktūra iš esmės praktiškai ir nekinta, tik dar labiau skaidosi. Bet jos kontūrai, tai yra Valakų reformos metu praktiškai paveldimi ir jinai išlaiko šitą. Dabar pasižiūrėti, kaip kinta bendruomenė, nes aptarus miestelio pradžią, jo struktūrą, žvilgtim į bendruomenės istoriją, nes kiekviena gyvenvietė ar miestelis erdvinės struktūros susitraukimą, jos pulsavimą lemdavo demografiniai rodikliai, tai yra gyventojų mažėjantis arba didėjantis, ar tokia stabili miestelio bendruomenė. Taigi, kaip keitėsi Akmenės miestelių skaičius? Pirmajame išlikusėme, tai yra 1561 metų Akmenės miestelio inventoriuje, nurodoma, kad miestelį iš čia suskirstytų 90 sklypų, 52 buvo gyvenami. Vadinasi, vidutiniškai skaičiuojant, kaip įprasta istoriografija nusistovėjo, 7 asmenys vidutiniškai vienoje sodyboje, apytiksliai gaunama, kad tuo metu Akmenėje gyveno apie 360 asmenų. Tad susidaro, kaip ir minėjau, įspūdis, kad 16 amžiaus antrosios pusės turime tokį greit plėstis galinčio ir pajėgaus augti miestelio vaizdą Akmenė. Vėliau, iki pat 17 amžiaus pradžios, neturime jokių duomenų apie Akmenės gyventojus. Tačiau čia vertėtų prisiminti, kad 17 amžiaus viduryje dėl karų su Švedija ir Rusija Lietuvos didžiosios kunigaikštystė neteko apie 50% savo gyventojų. Be to, praūžęs šiaurės karas, čia kaip irgi buvo kalbėta apie pinigus, tas pats ir maro epidemija padarė savo. Tad 1723 metais surašytame Akmenės miestelio inventoriuje turime tik tai 23 sklypų savininkus. Dauginant vėl vidutiniškai 7, gautume 161 asmenį, 161 asmenį, o prisimenant dėl negandų sumažėjusias šeimas, tai yra asmenų skaičių, tarkim, sumažinant iki 5, gautume 115 asmenų skaičių, tuomet gyvenusi Akmenėje. Vadinasi, daugiau ar mažiau tiksliai negalim pasakyti, bet į didesnę pusę pasislinkus tai būtų apie 150 gyventojų tuo metu galėjo gyventi Akmenėje. Kitame 1737 metų inventorijoje, kaip bebūtų keista, matome tik tai 16 sklypų savininkų,
Ir skaičiuojant pagal ankstesnį principą, tuo metu miestelė galėjo gyventi apie 80-112 asmenų. Kaip paaiškinti šią mažėjantį Akmenės gyventojų progresiją, nors atrodytų kylame aukštyn ir gyvenimo sąlygos turi po maro atsigauti, viskas geriau. Ir kodėl toks yra mažėjimas? Manytina, kad tuo metu gyventojai kėlėsi į kitas, labiau apgyvendintas vietovės, migravo dėl migracijos. Be to, kaip vėliau, aš aptarsiu irgi šiame inventoriuje 1737 Akmenės miestelyje, ne 28, neminima nei vieno žydų. Vėlgi tai rodo, kad miestelis tam tikrą buvo pasiekęs tokį susitraukimo laikotarpį. Ir kągi, ir turime 1798 metų duomenys, kurie rodo, kad tiksliai žinome, kad miestelėje gyveno 295 gyventojai. Iš jų 149 vyriškos ir 146 moteriškos lyties asmenys. Praktiškai labai graži demografinė pusiausvyrą, tiek mergaičių, tiek vyrų, tiek moterų žiūrint. Ir jeigu žiūrėdami tą pirmąjį skaičių 1561 ir 1798 metų duomenys, matome, kad 18 amžiaus pabaigoje Akmenė praktiškai atsistato, grįžta, kur buvo savo pakilėm 16 amžiaus antroje pusėje. 19 amžiuje praktiškai gyventojų labai sparčiai didėja. Ir žiūrint, kas 50 metų praktiškai proporcijos tik tai dvigubėja. Ir tai rodo, kad miestelis smarkiai auga. Ir po to bandysim žiūrėti, kaip tai atsispindi žemėlapiuose. Matom didėjančią bendruomenę, o kur ta bendruomenė, tada klausimas telpa, kur jinai dedasi ir kaip kinta miestelio struktūra. Dar norėčiau aptarti bendruomenė, be kurios, aš manau, Akmenė, kaip ir kiekvienas Žemaitijos miestelis, irgi neįsivertė ir, kaip sakyti, turi būti skolingas ir dėkingas jos augimui. Apie pirmuosius žydus Akmenėje veikiausiai reikėtų galvoti, kad tai buvo po praėjusio 18 amžiaus maro, kai buvo Žemaitijoje ištuštėję kaimai, gyvenvietės irgi ir dėl to čia atsikėlė žydai. Ir taip, 1723 metų inventorijoje randame 4 sklypų savininkus, suminėtus žydus. Tiesa, vienas iš jų paminėtas, matyt, irgi tikėjusi prekybos, kaip prekybininkas, kromininkas nurodytas irgi. Tad galim manyti, kad galbūt tuo metu Kelmės miestelė galėjo būti nuo 20-28 žydų kilmės asmenų. Ir kaip minėjau, 37 metais Akmenėje visai žydų nėra minima. Greičiausiai jie buvo išsikėlę kitur gyventi, galbūt čia nesivystė prekyba ir jie kėlėsi kitur. Ta galima pasakyti apie kitų Žemaitijos miestelių atvejai, kaip pavyzdžiui, tam tikros specifikacijos amato žydai, neturėdami darbo, tiesiog keliauja iš vieno miestelio į kitą. Tiesiog ten, kur yra pelnas, kur yra prekyba, kur gyventojų cirkuliacija ir jie ten ir tada pasilieka. Ir tada stabilesnė bendruomenė. O apie stabilesnę bendruomenę Kelmėje, Akmenėje galime kalbėti 1764 metais. Tuomet, kai Akmenėje gyvena, kaip žinome, iš žydų registro 68 žydai. Tai yra pakankamai gausi bendruomenė, kurie turėjo čia savo savivaldos instituciją, kahalą. Buvo pasistačiusi sinagogą, turėjo rabiną, kapines, laidojimo draugiją, mikvę, vadinamą tokią ritualinę pirtį apsiprausimui, bei mokyklą. Po 34 metų, tai yra 1798 metais, ši bendruomenė jau buvo dvigubai gausesnė. Miestelė gyveno ir prekyba vertėsi 132 žydai. O praėjus pusmečiui ši bendruomenė dar labiau išaugo, padidėjo praktiškai 5 kartus. Žinoma, kad 1859 metais Akmenėje stovėjo 2 sinagogos, bent taip jau yra fiksuojama. Tačiau šios bendruomenės tolesnį augimą ir jos plėtimąsi nulėmė 1893 metų gaisras, kai miesto centre
kilęs gaisras, kurio metu sudegė daugiau apie 40 namų, kuriame buvo daug pastatų, parduotuvių priklausiusių žydų. Po šio gaisro praktiškai iki nepriklausomos Lietuvos ir paskui vėliau ir Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu žydų emigracija vis tęsiasi ir ši bendruomenė, kaip matome, 21 metais yra smarkiai sumažėjusi. Tad apibendrinant bendrą Akmenės miestiečių ir žydų bendruomenės demografinę dinamiką, galima teikti, jeigu žiūrėtumėm šios skaičius, aš dar sugrįšiu, tad praktiškai, kaip matėme, žydų gyventojų skaičius irgi, kad 18 amžiaus antroje pusėje žydų bendruomenė, galima sakyti, padėjo atsigauti Akmenės pačiam miesteliui. O vėliau šią bendruomenę, žydų bendruomenę laikytume tokia kaip prekybos ir finansų indikatorių, tai vėlgi jos dėka Akmenė smarkiai augo ir turėjo plėstis, ypač XIX amžiaus pirmoje pusėje. Šitie skaičiai signalizuoja apie plėtrą. Taip, aš dabar sugrįšiu. Jei pažvelgsime į XIX amžiaus žemėlapius, matysime, kad miestelio kontūrai nedaug kintama. Žinoma, vyko vidiniai pokyčiai, viena gatvė susijungdavo su kita, tapdavo vientisa gatve, daugėjo skersgatvių. Tačiau, žiūrėsiu, dar vieną apkyčiau. Dingo vienas. Ne, nieko to, aš žiūriu, kad va. Rodo. Jo, ir ryškiausias išorinis požymis rodins, kad miestelis tuo metu plėtėsi, tai yra XIX amžiaus antroje pusėje atsirandantis priemiestis. Jeigu žiūrėsime šitos miesto planus, tai 1837 metų plane mes matome, kad Dabikinės upė kaip ir tada praktiškai viską riboja ir nei viena sodyba nėra persikėlus, nei miestiečių sklypai nesitęsė. Tuo tarpu, šitam žemėlapį 1866 metų jau čia smarkiai padidėja ir vystosi gatvė, matome irgi. 1893 metų čia iš vis ir skersgatvis atsiranda, ir susisiekimas, netgi atskira gatvė, vadinama žydų skersgatvis, kur nuveda į senąsias žydų kapines. Tai yra XIX amžiaus antroje pusėje išsivysto Akmenės priemiestis, kur dabar jūs vadinat Akmenė 1, turbūt yra taip. Tai yra visos šitas yra toks ryškesnis pastebimas dalykas. Dar truputį sugrįžti. Dėl prie Turgaus aikštės norėčiau. Pagrindinis miestelio akcentas yra, kaip visada, yra varomasis susitikimo vieta gyventojų, kur cirkuliacija vyksta. Tai yra Turgaus aikštė. Jeigu Valakų reformos metu mes įprastai nurodoma, kad tai buvo stačiakampio aikštė, išmatuota ir iš šono apgyvendinama kaip įprastai. Tuo tarpu iš 1837 metų žemėlapio matome, kad tokia aikštė yra, taip jinai yra, bet jinai yra padaryta į dvi dalis. Yra mažesnioji jos dalis, kuri matome vieną priešais kitą gyvenamųjų namų virtines tokias, ir iš tikrųjų rodo, kad šitoj vietoj vyko prekyba. Tačiau man neaišku, iš tikrųjų liko, kas šita yra antroji Turgaus aikštės dalis. Ir kaip vėliau matysime, ir dargi netgi 20 amžiaus gatvių to surašymo, kad parašyta Turgaus aikštė,
po to eina 2 namai ir vėl Turgaus aikštė. Tai man liko neaišku toks, kaip tada buvo tas įsidėstymas. Nes jeigu žiūrėtumėm ir 19 amžiaus carinės Rusijos imperijos žemėlapis, matote tokius kaip Turgaus aikštė, vėl išliekamas tas mažasis toks stačiakampis, kur matyt vyko turgus, bet čia yra namų apstatyti pastatai ir vienam, ir kitam žemėlapiai. Tai iš tikrųjų buvo tokia sutrumpinta ta Turgaus aikštė ir padalyta. Kitas miestelio akcentas. Kitas miestelio akcentas irgi yra Akmenės bažnyčios fundacija. Kaip žinome, 1596 metais, Liepos 16, Akmenės bažnyčią funduoja Ona Jogailaitė. Kokia įdomi detalė yra, kad tais pačiais metais ir miršta. Praktiškai jinai prieš pat mirtį. Jo statusas irgi vėl yra, tai yra Stepono Batoro žmona, Žygimanto Augustaus sesuo, vėlgi yra, ir dabar kalbant apie Akmenės miesto gatves, irgi grįžtant prie tos temos, aš pažiūrėjau, kad labai gražiai yra šitas Onos Jogailaitės vardas išlikęs pačioje Akmenėje. Tai yra pirmiausia, turime titulą Akmenės Šventosios Onos bažnyčia ir Šventosios Onos atlaidai. Ir pagalvojau, kodėl Akmenė negali turėti karalienės Onos Jogailaitės arba Onos Jogailaitės tiesiog gatvę. Vienas dalykas, pačioje Lietuvoje turime, aišku, kunigaikščių vardų, Gedimino, Algirdo ir taip toliau, bet šitos gatvės, aš pasižiūrėjau, nei Lenkijoje nėra, nei Lietuvoje nėra. Tai Akmenė savotiškai būtų netgi tam tikra, turėtų karališkai dėmenį savo istorijoje ir šitam. Tai va, tai jeigu galime, jeigu Matot, aš žemaitis esu, dėl to tyliai kalbu irgi, bet būčiau aukštaitis. Ne, tai gerai. Tai va, tai jeigu siūlant dėl, iš tikrųjų, nežinau, tai iš 16 amžiaus tai yra, pirmiausia, reikėtų prisiminti, kaip aš ir minėjau, kalbant apie gatvių pavadinimus irgi, bet kas ir galėtų būti galbūt naujų, ar kažkaip tai yra Jonas Stankevičius Bilevičius. Dėl ko tokia dviguba pavardė? Tai yra iš Bilevičių giminės, o Stankevičiui buvo nauja atšaka. Tai va, tai Jonas Stankevičius Bilevičius yra iš tikrųjų buvo galima jam atiduoti pagarbą kaip miestelio įkūrėjui ir tokiam netgi, tas, kuris yra. Jonas Gradovskis, aš sakau, pats irgi, kai rašiau ir galvoju, tikrai yra pirmasis Kelmės architektas, bet aišku, galim palikti. Bet Ona Jogailaitė, tai iš tikrųjų su Kelme ir kita, su Akmenė, aš mačiau irgi, galima sieti, nes reikėtų dar peržiūrėti kitas fundacijas, bet man atrodo, kad Akmenė kaip tik ir nuskilo su šita karalienė irgi, bet šitas būtų irgi geras. Gerai, tai toliau. Lūžom. Tuo pačiu Akmenės bažnyčios istorija iš tikrųjų kelia naujų klausimų. Štai kunigas Vincentas Juzumas 1857-59 metais rašydamas Žemaičių vyskupystės aprašymą nurodė, kad Akmenės bažnyčia, skaitome tekstą, karo su Karoliu 12 švedais metu ši bažnyčia kartu su 1702 metais buvo sudeginta. Netrukus po šių įvykių nauja bažnyčia buvo pastatyta visai kitoje vietoje, tai yra ten, kur dabar stovi. Kadangi ankstesnioji buvo ten, kur yra kapinė su koplyčia. Ten pat buvo ir miestelis.
Ir šita teksto vieta iš tikrųjų kelia tokią kirbančią mintį. Negi dabartinė bažnyčia, kurią matome šičia, stovėjo šičia, kapinių vietoje. Ir kita vertus, anot pagal šitą kunigo mintis, turėjo pasislinkęs būti ir visas miestelis. Tai iš tikrųjų tai yra visa senoji Turgaus aikštė, visas gatvių kompleksas turėtų trauktis tada į kitą. Tai iš tikrųjų, tai prašo šaltinis 19 amžiaus, tai nėra vienalaikis, antraeilis, bet jeigu skaitytume 1806 metų Akmenės parapijos vizitaciją, kur aprašoma Akmenės bažnyčia. Ir rašo, Akmenės parapinė bažnyčia, jos klebonu buvo kunigas Jonas Kryževičius, kuris dėl senumo bažnyčia jau 3 metai išardė. O tuo metu šventosios mišios buvo aukojamos nemažoje koplyčioje, dabartinio klebono pastatytoje, kuri yra naujosiuose parapijose kapinėse. Vietoje senosios bažnyčios tas pats dabartinis klebonas naują medinę bažnyčią pastatė. Logiškai dėliojantis bažnyčia kaip ir buvo, taip ir liko toje pačioje vietoje, tik atsirado koplyčia, ir kurie buvo aukojamos šventosios mišios, tuo metu, kai buvo senoji nugriaunama, matyti irgi. Dar galima papildyti, yra 17 amžiaus pradžios Akmenės parapijos vizitacijos duomenys, kur irgi nurodoma, kad stovi dar onos laikų tada funduota bažnyčia, gera, medinė, su mūriniais pamatais. Iš tikrųjų, vadinosi, buvo cokolis ir iš tikrųjų, jeigu vėl įsivaizduojant, tai turėjo kažkas išlikti, tikrai nesudegė. Tai šie teiginiai iš tikrųjų prieštarauja ir galima laikyti, ir laikyčiau klaidingus šito kunigo Vincento Juzumo duomenys dėl bažnyčios lokacijos. Šitaip, Akmenės gatvės, pats įdomiausias dalykas. Taigi, iš minėtų žemėlapių, iš minėtų miestelių planų ir aš sudėjau, tai yra 1897 metų pavadinimų gatvės, 1938 kiek pavyko iškrapštyti ir dabartinis, pasižiūrėjau žemėlapį. Ir ką mes matome šiuose pavadinimuose, kad stabiliai, aš nežinau, vėl rodiklytės nėra, įsilaiko Laižuvos, mes turime tiek 19 amžiuje, tiek tarpukariu, tiek dabar Laižuvos gatvę ir Viekšnių gatvė. Pavadinimas praktiškai nekinta ir jos atkeliauja greičiausiai net iš LDK laikų, net irgi kelias į Viekšnius nurodymas. Tai yra stabilios, kurios išeina ir nepakitusios šios gatvės. Kiek pakito, 19 amžiuje buvo Vegerių gatvė, o paskui Vegerius pakeitė Klikoliai ir dabar išliko Klikoliai. Vėl turim tokį istorinį pavadinimą. Paskui Žagarės gatvė buvo pervadinta į Kasakauskų. Dar yra toks. O 19 amžiuje dar tokia pagal kitą miestelį buvusi Papilės gatvė virto į Savanorių, o dabar yra Stoties. Beje, iš tokių įdomesnių pavadinimų tarpukariu atsirado Birutės gatvė, Dariaus ir Girėno ir Savanorių gatvės. Savanorių, kaip matome, Savanorių pakeitė Stoties gatvė. Tai va, iš 19 amžiaus, jeigu žiūrėtumėm, čia matome, yra pavyzdžiui, buvo tokie 2 skersgatviai, Seniūno ir Rubinšteino skersgatviai, kurie, nežinau kaip tarpukariu vadinos, bet dabar yra Puškino pavirto, irgi šitas yra įdomus dalykas. Paskui krantinės, arba galime vadinti Paupio, daugiau yra įprasta Rusijos imperijos miestuose buvo, šiandien turime Slėnio. Klebono skersgatvis, kuris pavirto, dabar yra Stadiono gatvė. Ir turime 2 imperatorių tokius skersgatvius, Aleksandro ir Nikolajaus. Ir irgi aš neatsakiau, dar irgi yra parašyta Mituzavos, aš irgi iš kur tai kilę ar kaip, bet tai buvo anksčiau tokia nedidelė Vaičiaus, o dabar yra Kadagių gatvė. Ir tiesa, šalia Turgaus, kaip nekeista, tai antroji pusė, matyt, kur Turgus nevyko, tarpukariu buvo vadinama Tamsioji gatvė. Nežinau kodėl, o dabar atrodo yra pervadinta ar Simono Daukanto, atrodo.
Gal ir taip. Tai va. O kaip minėjau, iš tarpukario Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpiu išlikusios gatvės iš tikrųjų padeda rekonstruoti tuometinių gyventojų sudėtį. Aš nežinau, čia neįsižiūrės. Čia yra surašyta tuometinis savanorių, o dabartinis stoties gyventojų skaičius. Nes praktiškai tai buvo viena iš pagrindinių gatvių, einanti, kur buvo arterija. Nu ir ką, berinkdamas gyventojus, aš mačiau vieną pažįstamą pavardę iš karto, kuri buvo prie Viekšnių, ir žiūriu, kas čia pirmas gyventojas. Adomaitis Juozas, paskui Vaičius, o paskui žiūriu vėl Adomaitinė Stasė, Adomaitis Jonas. Tai iš karto pagalvojau apie vieną Adomaitį irgi. Pasirodė Adomaitis. Tai va, ir 1938 jo, tarpukaris. Ir paveldas, aš nežinau, kur Antanas dabar gyvena, bet tose vietose pasirodo gal tik priešingoje pusėje buvo Adomaičio tokie netgi giminės matyti vieta įsidėsti irgi gal. Ir taip pat čia yra surašyta ir žydai, ir kaip matysime, kitos pavardės yra labai gražiai ir sulietuvintos, pavyzdžiui, Dina Goldbergaitė, dar kitos yra bažnyčios žemė nurodyta, bet pavyzdžiui, žydų parapijos žemė nurodyta irgi. Bet kitur, pavyzdžiui, Faifel Abelkop, tai išlaikęs irgi nesulietuvinta, kaip sakyti, pavardė. Tai va, tai šitie duomenys, nu kaip aš sakiau, mano uždavinys buvo, aš pirmiausia džiaugiausi, kad sukaupti šitos duomenys, o paskui galima dirbti ir plėtoti. Ir kita suvesta gatvė, kur pavyko, neatsidaro. Iš Klikolių. Klikolių gatvė buvo mažiau apgyvendinta ir irgi, kaip matysime, čia daugiau dominuoja irgi žydų kilmės asmenys, bet irgi, kaip matome, sklypai nevienodai išsidėstė vienoje ir kitoje pusėje, bet va ir kitaip. Tokia sudėtis buvo. Tad bendrai žiūrint irgi tokia išvada, preliminaras pirminės išvadas, tai yra, kad Akmenės miestelio pradžia buvo prie Akmenos upė, tas branduolys, patinė užuomazga, o Valakų reformos metu permatotas miestelis buvo išplėstas žemyn palei visą Dabekinės upę. Tačiau miestelio išplėtimas trumpam ir leido pavadinti ją Dabekinę. Ir iš esmės Valakų reformos metu suplanuotas miestelis savo pagrindinę formą išlaikė iki šių dienų, bent jau tus kontūrus galima sakyti. O būtent padidėjęs gyventojų skaičius, aišku, įsiplėtė, sutankėjo vidinis Akmenės miestiečių sklypų skaičius, bet taip pat ir atsirado priemiestis Akmenė 1. Tuometiniai ir šiandien išlikę kitų Žemaitijos miestelių pavadinimai gatvėse, kaip Laižuvos, Viekšnių, ten Papilės, tai yra istorinė tradicija iš tikrųjų. Pirmiausia, šie pavadinimai nusakė gatvę, kuri vedė link to miestelio. Tai yra praktiškai atėjęs iš senesnių laikų iš LDK, kur rodė prekybos, judėjimo kryptį ir artimumą. Todėl tai yra šių gatvių toks išlaikymas, yra tam tikras, man kaip istorikui yra džiugu, nes tai yra istorinis paveldas toks išlaikytas irgi. Žiūrint, grįšiu į pradžią dar, kur čia tas pirmasis planas yra. Žiūrint į ateitį, perspektyvą, norint domėtis toliau Akmenę, turim šitą Akmenę, tai praktiškai šitos pagrindinės gatvės reikėtų, mes kaip su Arūnu ir derinam, tada pagal projektą iš tikrųjų ką reikėtų tęsti, čia yra, kaip aš minėjau, tai yra pilotinis projektas, nėra greitai padaroma viskas, tai reikėtų tyrinėti Viekšnių ir Stoties gatvių, eiti apklausiant gyventojus ir Kasakausko. Ir būtent ir dar yra svarbu, tai yra Turgaus aikštės plotas irgi taip.
Mintis apie kasinėjimus buvo, nu, vat, čia Gediminas kasinės ar kažką tai būtų, vat, jeigu dabekinė lies, iš tikrųjų, vat, ta dabekinė irgi įdomu būtų žiūrėti, kiek tada yra. Jeigu mes turėjom Bilevičiaus dvarą, turėjom prie Akmenos upė ir kažkur irgi, tai va žiūrėti pagal Akmenos upę gal irgi kažkas buvo. Palei dabekinę irgi gal kažkas vat, irgi buvo. Tai va, tai... Minčių tiek, vat, ir ateityje galima bandyti statyti Akmenės bendruomenės, leidžiantis nuo šių dienų, turint tarpukarių gyventojus, bandyti statyti tą ankstesnėje Akmenės sociotopografiją, moderniai kalbant, pagal istorinius terminus, kas konkrečiose sklypose gyveno ar kažkaip. Norint toliau domėtis to kultūriniu paveldu, aišku, jeigu tam yra lėšų. Tyrinėti šias kalbas. Viskas. Aš turiu klausimų. Aš du klausimus turiu. Akmenės dvaras yra tiksliai, žinoma, kad ekranas buvo. Ne, nėra tiksliai nurodyta, nėra tiksliai žinoma ir vargiai yra galima, aš manau, kad tai įsidėjo į patį miestelį, greičiausiai. Gali būti. Klausimas, ar aš kaip tai nebūtina šitą pristatymą. Tikrai be galo. Labai iš tikrųjų įdomu ir iš tikrųjų pasipildyti duomenis ir iš tikrųjų reikėtų kažkokį dar turėti resursą, kur galėtume viską krauti, pildyti ir kažkas turi. Daug bičių, daug idėjų. Ateitis parodys. Kaip sakyt, jūs klausėte taip yra, tai jūs atsakyti, jeigu noras yra, tada jeigu yra kažkas ir tada atsiranda norų, tada prašymas ir tada viskas yra sprendžiama, daroma. Čia, bet irgi. Aš noriu paklausti, o čia man užduotas prie Akmenės dvaras. Tai kurio čia vietė, kad šykla būtų? Aš negaliu tiksliai pasakyti, irgi žinokit, manau, kad tai sakau susiliejus su miesteliu ir daugmaž tai galiu hipotetiškai pasakyti. Tai ten. Vėlgi reikia archeologinių tyrimų. Be archeologinių tyrimų, archeologiniam tyrimam reikia pinigų. Šiaip jūs kalbėjote apie archeologinius tyrimus, irgi galima tyrinėti. Bet pats įdomiausias dalykas, irgi kaip minėjau iš numizmatikos pusės, kad randa Vegeriuose, ten kaip tik miestelių pakilėjimo laikotarpį žiūrėjau. Tai įdomu būtų tyrinėti pirmiausia šitas dvi gatves. Aš manau, kad jeigu prekyba vyko dabartiniai Stoties gatvė, palei Stoties gatvę arba Kasakausko, o dar geriausia būtų Turgaus aikštė. Irgi kasinėjimai, tai būtų investicija Akmenės istorijos pažinimą irgi. Jo, aš manau, pirmiausia šitą reklamuočiau savo pusę irgi tokie kaip. Ne, čia yra taip suslavinta. Ta prasme, kaip jūs... Akmena? Akmenė, ne, aš ne kalbininkas nepasakysiu jums, bet irgi... Nežinau, bet yra Aleksandro Vanago, tokio kalbininko, filologo, baltisto, irgi išleistas Lietuvos hidronimų. Yra hidronimų žodynas ir ten akmena yra ir kitų su ta pačia šaknim žodžių yra. Ir akminė, man atrodo, dar kitų ir galima žiūrėti irgi yra. Čia yra slavizmas, nes dauguma vietovardžių 16 amžiuje arba upelių, upių pavadinimų, net ką bekalbėti apie kokių kryžiuočių žygių aprašymus, kurie yra iškreipti. O 16 amžiuje tai tikrųjų yra daug suslavinta, labai turime. Taip.
Atsiprašau, aš manau, kad noriu pasakyti, kad pas mus dabar yra akmenės. Mhm. Ar tai gali būti vertybė korekcija, pavyzdžiui, dabar dokumentai yra, nu, kad būtų, pavyzdžiui, prie akmenų šviesas. Aš prirašiau pagal remdamas tuo, nes tada parašyta prie Akmenos upės. Akmenos, tada yra taip, tas akmenupis matyti yra pridėtas irgi toks mažas matyti pasiūlymas. Ir kaip įprasta, ir kaip įprasta iš mažesnių upelių, nes dažniausiai va Vilniaus pavyzdys irgi rodo, kad prie Vilnelės upės bent jau siejamas yra. Mes kaip į Vilnius. Legendą patarimą, kad sprendas akmenį nešėsi ir gal antrąją akmenės bažnyčią, kur statė laimė, jūs dabar pasakojate, kad žodis, kad ta bažnyčia tą. Žinot, kiekviena legenda turi savo, kaip sakyti, irgi pradžią. Aš manau, kad perkelimas, mišių perkelimas į koplyčią ir naujos koplyčios pastatymas naujose kapinėse, kaip jie ten rašo. Man atrodo, kad ten aš abejoju, ar ten, nu, vat sakau, tada galima vėl archeologinių kasinėjimų, nes ir istorinių duomenų apie tai nėra. Gerai. Ta pati galima sakyti, kodėl prie Vegerių yra Vegerių kaimas, o prie Dabekinės yra, man atrodo, irgi gal ne 3 ar 4 Dabekinės ir nemažai dvarų buvo. Tiesiog prie vietovardžių, prie upių, arba pavyzdžiui, nu, irgi, vat, žiūrint bajorų surašymus, kad buvo, vat, irgi rašytų, vienas Dabekinės dvaras priklausė Bilevičiui, kitas priklausė kokiam bajorui Mažeikai, ir kartais sunku juos atsekti, kas ir ko, bet tiesiog jie pavadinami nuo tos vietovės, kur yra, arba prie tos upės ir viskas yra. Tiksliai pasakyti, ne, irgi Akmenės kaimas. Bet Dabekinės kaimas tai seniai buvo. 16 amžius irgi. Labai Nu, taip, Antanai, jūs esate teisūs. Aš iš tikrųjų, kai žiūri medžiagą, kartais vat irgi pasakoju apie Suginčius, vat aš irgi žinau vieną Suginčių kaimo inventorių, irgi ten iš 17 amžiaus, irgi galvoju, kartais galima nedėlioti irgi taip. Aišku, viskas nėra iš karto greitai padaroma, irgi turi sekti, daug medžiagos praeiti ir darbas archyvuose. Dar norėčiau gal, kaip pavyzdžiui, Distelėnus, pavyzdžiui, to laikotarpio 18 amžiaus, gal kažkaip tai tas pavardes labiau gilintis, ar dar, tai, nu, kas tokie buvo, kokie bajoriškos gyvybės, ar dar kažką į genealogiją, kaip būtų, gal, žiūrėti, kaip patartų dar, galėtume, kokiais keliais galėtume žiūrėti savo vietą. Tai iš 19 amžiaus. Ne, Iš 18 amžiaus, nu, iš tikrųjų galima žiūrėti, bet aš bežiūrint šaltinius kartais būna, kad jie gali pasakyti daug arba visiškai nuvesti į kitą šoną. Tas pats, kad kasant kapinyną, kartais nežinai, ką tu rasi, randi tokį dalyką, kur gali visiškai paaiškinti arba susidūrė į bendrą kontekstą irgi. Aš irgi man būtų, pagal metrikų knygas, galbūt galima stebėti, tarkim, ir 18 amžiaus išlikusias Akmenės parapijos knygas, atstatyti miestiečių tą
vidinį, kaip sakyti, struktūrą, kas gyveno, iš kur atvyko, iš kurių kaimų ar kažką čia. Į ateitį galima žiūrėti tokį irgi Kad perspektyvą. prisirastų archyvuose kažkur galima eiti dalyvių, galima rasti dar dokumentų, ar čia jau 18 amžiaus, tai dėl parapijos kalbant taip. Ankstesnių jau sunkiai, va irgi. Ir kita vertus, kiekvieno dokumento yra medžioklė iš tikrųjų. Vat, aš būdamas vat, Varšuvos archyve, vat, buvo tokia naujiena. Vieną dalyką, ką suradau 2 vegerių inventorius naujus irgi iki šiol nežinomus. Paskui suradau vegerių žydų vieno namo fasadą, piešinys eskizas 19 amžiaus nupieštas. O būdamas Varšuvoje irgi vienam ten Žemaitijos bajorų fonde netikėtai dar neprašyta irgi 1536 metais vėl minimas Akmenės miestelis. Va, dar vienas yra miestelis irgi. Miestelio paminėjimas. Man tai, kad istorikui, va, kur gimėsi pradžia, tai va, buvo tokia naujiena toks.